Na ką, autobusų stotis. Lauksim savo autobuso ir važiuosim į Kotorą. Bilietėlis rašo, kad kainuoja 4 eurą internet, bet perkom stotie. Ir pasirodo, jo, bilietėlis 4 eurą, bet čia atsiranda dar toks stoties aptarnavimo mokestis 1,30 €. Ir gaunas, kad bilietėlį perkom už 5,30 €. Internetu perkom, man rodos, nusipirktumėm už 4. Nu tai grįžtant, gal pamėginsim internetu tiesiog nusipirkti bilietėlį. Atlėkė mūsų autobusiuks. Budva. Kadanovičiai, Kotor. Tai Kotore būsim po 9:10. Čia reikėjo tą patį rytą iš tikrųjų leisti. Per kalną išvažiuosim ir turbūt neužilgo jau atsidursim Kotore. Kažkur netoliese Kotoras, ne čia jau ir Kotoras, tik stotelė autobusų ar kažkokia stotelė, kur turėtumėm užlipti. Welcome to Kotor. Kelionė užtruko ilgiau negu numatyta, po 9:10 jau turėjom čia kaip ir atvažiuoti, bet kadangi visur vyksta kelio remontai, tai vėlavom, atvažiavom po 9:30. 20 minutėlių ilgiau užtruko. Bet viskas gerai, galim dėti į trasą. Gaisrinė. Kas čia? Opa, koks gaisrinės repertuaras. Kotoras. Apsuptas kalniukų. Gražu. Kas ten dar? Dūmai rūksta. Ką jie čia? Kuriam prie +25. Steak barbecue. Na jo, dūmelis rūksta. Ir ką mes čia atkeliaujam? Pietiniai vartai. 13-18 amžius. Južnagdarska. Turbūt galima ir čia lipti, ir ten eiti. Širdies raumenį reikia ruošti, neskubant lipti. Kad reiks kopti. Psichologiškai paruošk. Nereiks čia baisiai kopti. Kotoro tvirtovė. Visokie, kas čia tipo parakai. Čia gal dabar gyvenant, tai drabužiai išdžiavi. Opa. Apelsinai gal ten. O, žmonės savo pasikabinę, tiesiog jie čia gyvena. O mums čia super mega duper. Taip, vat,
Tvirtovėje dabar gyvena tiesiog žmonės, džiaustosi drabužius. Čia va šitie medžiai. Tai čia australų turistė mums. Ten žiedą tokį užmatėm gražų. Fotkinams. Tai sako, čia magnolija, o mes piliuojam. Galvom, kad čia koks nors vaismedis, galvom, gal koks nors mangas. Nes žiedai labai dideli. Oi, vaisiai kokie dideli turbūt. Bet mums ten turėtų būti magnolija. Tiesiog didžioji. Šalia vat prie plaukėlė jachtelėm. Šalia vat kelias pagrindinis eina, o čia savo tvirtovė, kurioje gyvena apačioj tvirtovės kavinukė, vyksta veiksmas. Čia ką, naujų turistų padavė. Kas čia pačioj? O, patranka kažkokia. Turbūt likusi dar iš pasaulinių karų. Paskui žiūrėjot. Tenai. O, va, štai ta magnolija. Tokie žiedai. Bitutės. Ieška nektarą. Žinau, kaip matysis, bet plaukė ten pietikai gal. Nu ką, įgarsinam. Vau, čia kokios lempos. Einam pažiūrėti, kas čia tas vau. Koturo mieste ir pačiam senamiesty. Daug ir pačių katinų ir visi. Čia barai, daug kas, visi katinai, pavadinti katinų muziejus, čia tų katinų. Jo, Kotoras, oi, gal čia nuo žodžio kot. Tai Kotor. Gali būti. Cats shop, handmade. Kokie gražus. Kotoros senamiestėlis. Šiuo metu dar, kai esam, nėra baisiai daug turistų. Nu tai laimė. Nes čia nepraeiti normaliai negalėtų. Dabar ir turistų, bet grupelė viena kita didesnė praeina. Taip, tai dar nebaisiai. Visur dar vietų gali gauti. Na, reik muštis. Kotoro turgus. Pasižvalgykim, kas čia įdomaus. Kas čia kažkokių grybų. Žiedai kažkokie. О, kažkiek tokie мес. Ракия же. А сколько ракия стоит? Маленькая 5 евро. 5, 6, 7 и 12.
Reiktų paimti jau čia pareinant, bet ne dabar. A skolka takoj? 35 евро килограмм. Телятина. Nu jau šiaip nepigus bus. Попробуйте телятину. Господин, A? you want try? Nu, okei, try. Šal sūrį paragauti. Спасибо. Paragausim. Turi žuvies, kas čia? Doradas mus, panašu į doradas. Kas čia? Nežinau. Doradas. Ja. Jau žuvies pažiūrėti. O jeigu tas sūris kokias skanu? Tas už 16 eurų tokį gabaliuką prisinešti iš 8 eurus. Namo, susivalgyti. O jų šiaip yra ta lytas dalėta. Jo, jo. Juodkalnijos hitas, įtintos mėsos. Skanus. O tokios vytintos mėsos, tai vat ką vežti lauktuvių. Tai sako, kad vežti iš Juodkalnijos. Tai vat tokie visokie vytintos mėsos. Saldumynų šiaip jie čia nieko neturi. Kas man labiausiai domina. Jokių saldainių, jokių nieko, tokių vietinių pasakos, jokių šokoladų, nieko, saldumaus neparvešit, tik tai gali parvežti rakijos ir kumpį. Всё. Aliejaus. Nu, alyvuogės skanios, nu, bet neveši. Aš dar ir aliejaus norėčiau pasiimti. Ir tempt į kalną. Nu, tenai, ten jie paragauti. Duot drąsiai, gali ir užkasti biškį. Tas aštras sūris nerealus 8 eurai. Tikros patrankos iš forto. Šiaip žinai, ką mes galėtume? Artūrai, mes galėtumėm pietum pasimti vieną sūrį, alyvuogę ir bus pietus mūsų. Ant kalno. Duonos kokios. Kodėl mes turim būtinai į restoraną eiti? Nes į restoraną eiti ir įdomu. קטלני בזמן. Ką, nusipirkėm vaisių paragauti. Miks, sako žmogus, miks. Okei, paimsim, paragausim. Prie Kotoro tvirtovės partė kažkoks kalnatelis, kuriame ten matėm pietakių ten toliau. Čia žuvitakiai padaryti. Keliaujam link tako, kuris turėtų vesti kalnus ir turėtumėm palipti į tos kalnus ir pamatyti Kotoro įlanką. Ten degintis va, antai gali. Čia buvom įsibrovę į privačią teritoriją, išginėdėt. Sako, na čia kur čia einat? Kalnus norim. Tai grįžkit atgal. Gerai, dėdė, gerai, sako. O, bėg vanduo. Ir plup, kažkur. Ir dingst. Čia dar bėgis visai normaliai. Ten, kur ne.
Na ką, paliekam civilizaciją. Einam link mažesnės civilizacijos. Kažkur ten į viršų bandysim užkopti. Ką pametei? Jo, tai tais, aišku, serpantinais mums reikia lipti. Ten čia niekur nenueis. Tokiais vat serpantinukais. Myrim. Ir Čia kažkaip gali pasimatuoti kilsim. širdies ritmą. Taigi rodai, taip. Nerodo man. Kilsim kažkur tenai. Toj pusėje ant ulos. Matas ten kažkokie vat laiptukai, prie kuriais gali užlipti, ten tokia vietelė, kur mus tiek. Tas kaip būna ant ulų, kad mėg. Tai kažkas čia panašaus. O, kokia siena. Kai kas kiek primena Kinijos sieną. Kinijos siena. Va, vienas iš tų pasaulio stebuklų, prie kurio norėtųsi. Prie Kinijos sienos norėtųsi. Ir Machu Picchu. Nu va, čia šiek tiek į Kinijos sieną. Kaip sako, žingsneliu arčiau būsim jau Kinijos sienai. Ulves. Kas tas ulves? O, ką ten, kas tave čia maitinti tokiam aukštyje? Iš turistų gyveni? Turistauji, ką? Turistų gyveni, nu toks turistų daugiau reiktų, ne? Nors neatrodai labai biednas, ką? Normaliai sasūt. Manau, kad jie dar gal tarnauti ilgai. Reikia žiūrėti, kur asiliuks lips. Well, I mean, if you want to go to the fortress, it's that way. Aš irgi taip galvoju, kad mat, jeigu nori tą fortressą, tai tada mums reikia ten. Bet mes Nefilmuok. Tai kaip nemėgsti tiek filmuoti. Į kurią pusę nuėjo? į dešinę, nuripoju į tą, nuo to skardžio.
Tu pradingai. Dinga. Nespėjau sneiką užfiksuoti. Nušliaužė. Nu nieko, gyvačių rytoj prisižiūrėsim dar. Nenoriu tų gyvačių. Nu tose kanjonuose antai sakė tas kabus. Nori, nenori. Čia matai buvo. Kas čia varguoliai tokie keliauna. Aš čia neužlipčiau kur čia. Čia gyvena kokį 1,5 kilometro aukštyje. Tai po bariukas, kavinėlė. Sezono metu matyti ten ir užsidirb šitą. Var matyti, atsigabena kažką. Sasiliuk. O, tuo pro pat trubikė prakeliausim. Ir malkų žiemai. Štai ir Kotoro įlanka. Na, trobeliai sėdi. Malkikių prireikia matyti. Šans būda. Šuo mėgsi tai. Be pabaigos lipam. Taip, nu vis dėlto sieną palieka ten tolumoj. Ten yra kitas takas, jeigu nori jau eiti iki kitų sienų. Mes čia kylam aukštyn. Iki apžvalgos aikštelės. Kad pamatyti pilną gražią Kotoro įlanką. Čia jau daug kas leidžia žemyn. Kai mes tik... Nu, bet jau mes irgi čia turbūt nemažai esam sukopę. When I saw That's nice. We sold our place, we sold a kayak with it. Ten vat. Fortresas. Visa Kotoro įlanka. O aplink kalnai, kalnai, kalnai. Ta keliu. Bet jau artėjam. Kaip suprantu. Čia pasižiūrė, atrodo, nu ką, eini tiesiog parko takeliu. Gal nepasižiūri čia. Kas čia biškį jau pagriuvė.
Taip, Kotaro įlankėlė. Kotaras. Futbolo stadionas. Nu, turėtų futbolo stadioną, kad ir tokioj mažoj, sudėtingoj šalikiai, kur mažai vietos, bet sugeb pasistatyti. Tai va. Čia prieš paskutinis mūsų viewpointas. Dar ten liptelsim, pasieksim Scenic Viewpoint ir baigsim savo haikinimo tripą. Tiek. Mat, ženklelis nupieštas į Lovčiano viršūnę. Bet į Lovčiano viršūnę mes jau nebekopsim, mes Lovčiane buvom. Pačiam jau mes vat kaip ir jau baiginėsim savo haikingą. Ten paskutinis mūsų viewpointas. Apie 3 valandėlių mes čia kopiam, kol pasiekėm šitą taškiuką, kad pasižiūrėti į visą šitą grožį. Spėjau kažkiek čia užfiksuoti, kaip buvo išlindęs. Не бойся ты. Да ты успокойся. Nu, 100 gramų. Kažkam atsakė 100 gramų. Ten vat fortas jau senai be stoga. Ir niek. Kad nuraut stogas, bet be stogų fortas. Žiūrim panelę po kojom. Tai vat, leidžiame žemyn. Riuti. A tu dar čia krūti. Kažkas aukštyn. Kalno papėdėj vyksta gyvenimas. Tiesiog. Išsimaudžiau. Čia nulipom. Atsivėjinau. Dienukas. Čyras geras. Gera apgaila. Gera. Čia tokia gilesnė vietelė. Reikia įkrist. Galiu dar kartelį.
прикину, bet užvedė man. Smagu. Ko čia turistų padavė.